Sveiki, mėlyjeji. Pažadėjau papasakoti apie tūbes šiek tiek, tai trumpai įrašysiu video prie savo tūbių. Šiemet pas mane jų ypatingai daug, ir smulkiažiedė, ir stambiažiedė. Berods atsivežiau iš draugužės Dovilės tik tai vieną rūšį, bet kažkaip jos čia pas mane atsirado abidvi, bet pas mane taip jau vyksta mano sode, darže ir gyvenime, kad augalai ateina kokie reikia, kada reikia. Tai štai apie tūbę labai trumpai jau sulaukiau ir žinučių, ir klausimų, ką daryti su žiedais, kaip ją naudoti ir panašiai. Tai tūbė yra toksai pakankamai drėkinantis augalas, jos lapai tokie yra švelnus ir pūkuoti. Tai dažniausiai signalizuoja į tokį drėkinantį ir atgaivinantį poveikį augalo. Tai tūbė atrofuotus, sausus tokius audinius drėkina ir labiausiai turi sąsają su plaučių sistema, su plaučiais. Labai tinkama yra užsisenėjusiam ir pasikartojančiam bronchitui. Tokiam kosuliui, kuris kosėjant atrodo, kad net šonkauliai gali sulūžti. Be kita ko, jeigu lūžta šonkaulis, dedant tūbės lapus, kompresus, taip pat skatina gijimą. Augalo išvaizda dažnai parodo, kam tas augalas yra naudingas ir kur jį galima naudoti. Tai tūbė, jeigu pažiūrėsit, jinai yra aukšta, ar ne, tokia tarsi slankstelius turinti. Tai dar kitas toks tūbės panaudojimas yra, kad jinai buvo naudojama tradiciškai stuburo problemų sutvarkymui. Turbūt labiau tom situacijom, kai tarp slanksteliniai skysčiai yra truputėlį trūkumas, ar ne, kai yra tarp kauliniuose audiniuose, kai apskritai audiniai, visi kremzliniai yra tokie padžiūvę ir atrofuojasi po truputėlį. Ir tada stuburas tampa toks nelankstus, toks kietas, ar ne, nepatogus. Tai vat tūbę vartojant, anksčiau žmonės padėdavo savo ir sakydavo, kad net lankstesnis stuburas pasidaro. Ir lengviau tą stuburą išlankstyti ir atstatyti audinius ir kad lengviau būtų lenktis ir įvairiausias problemas. Netgi iš tikrųjų, žinokit, suskirstydavo augalo dalis, vartojamas yra visas augalas, ir šaknys, ir lapai, ir žiedai. Ir naudodavo, pavyzdžiui, apatiniai nugaros daliai, naudodavo apatinę dalį augalo, viduriniai nugaros daliai vidurinį, o vat jau viršutiniai, kaklas, jau čia vat galva, tai naudodavo žiedus. Dabar ką galima padaryti iš tūbės, ar ne? Tai žiedus aš asmeniškai dažniausiai džiovinu ir darausi arbatas po to, kai yra vat kosuliai kažkokie, į mišinius nuo kosulio dedu. Galima daryti aliejinę ištrauką tūbės. Toji ištrauka bus labai naudinga turint ausų skausmus arba tiesiog užsikimšusias ausų siera ar kažkokiais tai kitais nepageidaujamais dalykais. Tai lašelis į ausį to aliejaus pašilito aplink ausis tepti, žodžiu, ausų problemų sprendėja yra tūbė. Iš vokiečių homeopatijos pradininko yra atėjęs toksai posakis, kad viršūnės kirpdavo su žiedais, tūbės dėdavo į aliejų ir sakydavo, palika ant stogo, ant saulės, kad visą vasarą ir pamiršk, kad visą vasarą ta ištrauka susimaceruotų, ar ne? Tai aišku, tiesiog ant saulės nepaliekam, bet šiltai kažkur tai padėti ir tą aliejinę ištrauką pasilaikyti, susimaceruoti ir paskui nusikošti ir naudoti galima. Lapai taip pat sveiki, gražus, dažniausiai vidurinio augalo dalies lapai
yra džiovinami, taip pat naudojami gali būti tiem patiem kosulio reikalam. Galima daryti ir tinktūrą, tačiau augalas turi daug saponinų, dėl to dalis saponinai netirpsta alkoholyje, dėl to dalis šita nebus labai tirpi. Geriausia vis dėlto su tūbe yra draugauti per arbatą, per nuovirus ir arbatą. Na, šaknį, aišku, jeigu norim, kasam rudenį, tūbė yra 2-metis augalas, dėl to reikia su ją, kaip ir su varnalėša, sakykime, ar ne, jeigu norim šaknies, tai ieškom 1-mečių, dar tik užsimesgusių, pradeda tokią karūnėlę darytis, augalai, lapeliai auga, dar nėra žiedo, nes 1 metais augalas visą energiją kaupia šaknyse, ir tada jau 2 metais visą tą energiją iš šaknų paleidžia į viršų ir dėl to išauga toks didelis stiebas ir žiedai. Tai vat šaknį kasam rudenį arba anksti pavasarį 2 metų arba 1 metų rudenį. Šaknies poveikis yra analogiškas kaip lapų, dėl to galima analogiškai ir naudoti, džiovinti ir paskui darytis arbatas ir nuovirus. Na, o jei nežinai, kaip pasigaminti aliejinę ištrauką, ar alkoholinį ekstraktą, ar acto ekstraktą, ar dar kitus įvairiausius būdus, kaip užkonservuoti augalus žiemai, tai labai kviečiu į praktinį augalinių ekstraktų ir augalinės namų vaistinėlės seminarą Liepos 26 dieną pas mane namuose, gaminsim, mokysimės, distiliuosim ir praktiškai darysim ekstraktus, kad ateitų praktinis suvokimas ir žinios, kaip tai padaryti. Gausite labai gausią medžiagą apie tai, kaip tie ekstraktai daromi ir turėsite visam gyvenimui supratimą, ką iš kokių augalų ir kaip galima pasidaryti, užsikonservuoti ir paskui naudoti savo ir savo šeimos sveikatai. Na, o jei apie tūbę nori sužinoti išsamei ir jos energetiką, ir jos ezoterinę reikšmę, ir apskritai, ką mokina tūbė ir jos psichologinius poveikius ir apskritai susipažinti su tūbe išsamei, tai apsilankyk Gyvatų svetainėje, mokymų skiltyje Materija Medica ir tenai rasi tūbės monografiją, tai kaip ir augalo biografija, ir paskaitą apie tūbę. Kviečiu užeiti, apsilankyti ir įsigyti. Tai štai, brangiai, tiek trumpai apie tūbę ir sėkmės ją renkant ir vartojant, galima rasti ją ir pievose pas mus, tai ieškokit ir pasidalinkit savo patirtim. Ačiū už dėmesį.